Tai, na, o dabar grįžtame į studiją ir jau žodis mūsų prelegentams, matau, kad jau nekantraujate, ponas Bronius, Seimo narys, prašau jūsų žodis. Labą dieną. Aš parašiau su grupė bendraminčių radiošou Seimo narių tokį kreipimąsi. Lietuvos žmonės, kur ta riba, kuri peržengta, kaip mama, tamsa ir liūdesys, Lietuvoj šviesą kas sutaisys. Nelinksmi dalykai vyksta mūsų gintarinėje Respublikoje. Siaubingi dalykai siautėja publikoje. Lėlės, komunistai, kagabistai, rusai, propagandistai. Kur eini tu, Lietuva? Man tu kaip mama. Po tokio kreipimosi norėčiau biškį surimtėti. Aš kaip euroskeptikas, fašistas, radiošou Seimo narys, nesuprantu, kaip gali lėlės... Aš nesuprantu, kas šitas sau leidžia, tai generalinis direktorius, tas Songaila. Mes daug kartų su juo kalbėjomės, irgi daug kartų šnekėjom, kad tas programų direktorius, palaukit, kur čia jo pavardė dabar, šitas... Šapauskas. Šnekėjom, su juo šnekėjom keletą kartų ir šnekėjom, kaip šitos programos nupiešti kažkokias gairės ar tos humoro tokius švelnesnius kampus užglaistyti. Mes turime kažkaip įsikišti ir sukontroliuoti, kas tai, nes nevaldomos lėlės, kaip tai tą purkvasklaidą jau vadinčiau, mes šudasklaidą pavadinčiau, kaip gali prileisti tas lėlės. Jūs teisingai šnekat. Ateina labai daug laiškų pas mumi į Seimą ir rašo, pavyzdžiui, mums toks Stanislovas, kunigas iš Mažeikių, rašo: aš esu kunigas, Heil Hitler. Po to rašo toliau kažką prikeveržuoju, pažiūrėkit, kaip beprotis kokį. Po to rašo, kieno ta šikna buvo Liepos 8 dieną parodyta per tą baisią laidą, kur lėlės siautėjo. Aš irgi norėčiau paklausti, kieno ta šikna buvo. O tegul atsako, gerbiami prelegentai. Tai kad mes lėlės, tai mesgi tos šiknos nespecialiai norėjom. Aš norėčiau paprieštrauti gerbimiems valdžios atstovams, gerbimiems Seimo nariams, kultūros patarėjams. Mūsų laidoj, kai prašo kai kurie žmonės pornografiją, nėra čia jokios pornografijos. Reikia skirti, kur yra erotika. Vat jie žali parodo lėlė savo šikną, prašom pažiūrėti. Čia yra erotika. Čia yra erotika. A вот ежели šikna skylė matytųsi, arba kiaušinis, tada būtų pornografija. Tada aš irgi būčiau visa šardzim, pasikėkite, gerbimieji valdžios atstovai. Aš irgi prieš pornografiją. Į vaiką įžiūri, nu ką pagalvotų vaikas, pamatęs ne tik šikną, bet ir šiknos skylę per silibašinį. Nu taigi vaikučio galvoj taptų šitasgi tragedija. Tragedija, nepabijokim šitą žodžią, iš tikrųjų tragedija.